Kempas bunda. Dieną bus smagiau. Jau vakar nebefilmavau, bet miegojau prie lauželio. Labas rytas. Labai gerai miegojau. Visos žvaigždės buvo virš galvos. Dar taip 10 minučių žiūrėjau, skaičiavau, galvojau, svajojau. Ir po to tik tais ryte kažkas girdžiu kavos ar arbatos. Jau visi subudę buvo, kai mane pakėlė. O čia bivakas laukinis. Apačioj mūsų. Tai vakar prasivaikščiojau kokias, nežinau, 2 valandas geras. Pafotografavau naktį. Nu, labai fainai. Labai vargom, kol čia atvažiavom. Bet tokio interneto nėra. Kelis kartus dar buvo užpūtę. Tai visi kalbėjo. Niekam nereikėjo nieko uploadint, niekam nereikėjo nieko padaryti. Puiku buvo. Jau renkamės. Važiuosim. Reikia susirinkti miegmaišį. Labai gerai, bent jau greitai čia viskas renkasi. Beje, jeigu kas nežinot, parodysiu ir prisiminkit visam gyvenimui. Nereikia raulinti miegmaišio. Ne tai, kad nereikia, bet ir negalima. Nes kai jūs sukat miegmaišį, tai jo išorinė dalis tempiasi ir gali įtrūkti. Ir taip miegmaišis praraš savo šildomasias savybės. Paėmė miegmaišį ir grūdį. Kaip grūdasi, kaip norisi. Tai yra ir lengviau, ir saugiau. Nesušalau naktį. Bijau šiek tiek dėl vėjo, nes nemažas vėjas buvo, bet kažkaip gerai čia viskas baigėsi. Komfortas -9 laipsniai. Limitas -16, ekstremas -38. Tai buvo tikrai gerai. Paskutinė temperatūra, kurią rodė laikrodis, kol dar buvau internete, buvo Nereali vieta, nereali. taip, tikrai fainai, dar norėčiau paspėti pašokti biškį, bet nespėsiu, turim važiuoti iš tikrųjų. Viskas susirinkom. Žodžiu. Sakiau, nevloginsiu. Na tai visai netoli nuvažiavom, 2 kilometrai. Realiai tai ten va kempas ir mūsų, ir lenktynininkų. Ir išvažiavom ieškot. Ir taip labai greitai pamačiau dešiniai pusėje arkas starto. Tai nespėjom net pasikratyti. Ir gerai, vakar pasikratėm. Ramus rytas, miegojau tikrai labai gerai. Labai gerai. Šiaip tai iš visų naktų tai buvo geriausia naktis miegoti. Matytas grynas oras. Ir žvaigždės tikrai gerai nuteikė miegoj. Ryte kavytės padarė, viskas tvarkoj. Na, radus startą, nesunku bus rasti ir trasą. Kad užvažiuotum į tiek, kad visus spėtumėm.
Šiandien trasos išsiskiria, bet ten galima rasti vietų, kur vieni šalia kitų. Bet dabar esmė motus mūsų pasigauti lietuvis visus trasai. Planas paprastas. Traselė, koks nors ar pasukiukas, ar šuoliukas, ar kažkas, kad nebūtų toks kaip troleibusas, kad pravažiuoja lenktyninkas. Truktužuodžiu vėl nuo pradžių. Rytas pradedamas nuo pasikratymų. Wake up, everybody. Važiuojam vietą, kurio vakar pravažiavo 100 dalyvių. Ir dar 100 tokių kaip mes. Tai čia taip jau gerai išarta yra. Smėliukas nors turėtų būti kietesnis ryte, bet jisai čia jau nuo vakar likęs minkštas. Eilinė dienos ceremonija ratų pripūtimas. Vakar šitą minkštumę įsileidom, nes jau buvo pekla ir naktį net nesimatė nieko dar kur važiuoti. Šiandien, kai važiuojam dieną, tai ryte, tai bent jau matai kur važiuoti. Tai kaip ir lengviau vis tiek. Kiekvieną dieną vis tiek nežinai, kas bus. Kur tiksliai važiuosi, kaip viskas atrodys, kokie nuotykiai ir pavojai laukia. Tai kai viskas yra gerai, tai reikia džiaugtis, kai yra gerai, nes visaip gali būti, bet tai yra Dakaras, tai yra tokia vis tiek ekspedicija, kur ir mes tam tikrą prasme lenktyniaujam. Ir su lenktynininkais, ir su laiku, ir su nuovargiu, ir su visais iššūkiais. Smagu, jautiesi, kad esi gyvas. Vienas didžiausių iššūkių Dakare redaguoja nuotraukas, jau nebebėra energija, elektros energija. Turim powerbankų, turim čia visokių po 100 vatų pakrovėjų ir tikrai galima išgyventi, bet saulės atspindžiai kartais žudantis yra. Kaip ir taip galvojau, kaip čia padaryti, ir sugalvojau, kad Tomo miegmaišis likęs mašinoje, o ne bagažinėje, man gali puikiai pasitarnauti. Kažkaip čia taip užsidengsiu. Puikiai. Vietukas jau įpratęs prie viso Saudo Arabijos vaibą. Tai parodysiu, koks šį yra degalinės fainas. Gal jau rodė, tai neįkels, bet šiaip. Va, kadangi Saudo Arabijoje yra dizelis tik tai fūrom, mašinas čia labai retai naudoja jo. Tai visą laiką dizelį rasi arba už degalinės, arba kažkur kampe nukišta, kadangi pas mus Hiluxas važiuoja dyzelio, tai šita degalinė visai yra tokia prabangi, kur galima visko rasti, nuo ratų montavimo, višto su ryžiais, iki įvairiausių parduotuvių, gėrimų, hostelių. Šiaip viena iš didžiausių, kokį įmanoma rasti degalinių. Va ir ponas pats. Gerai. Labai keista vlogint. Nebevloginsiu. Žinok, broli, mano kambariokas groja ir dainuoja. Tadai. Negroja ir nepadainuoja. Tadai, tau linkėjimai iš Saudo Arabijos. Nežinau, ar Velvetai Saudai jau grojo ar ne, tai žinok, kad čia dabar. Gerai. Dar negerai. Vargo.
Vytai, man jau visko per daug, žinau. O man vis tiek per mažai. Norėčiau sugrįžti ir viską. Nuotykiai tęsiasi. Vakar -1 padanga, pakeliui į naktinį bivaką. Šiandien -1 padanga skirtingų ekipažų ieškant vietų. Šiandien supratom, kad įpusėjo Dakaras. Ir dalis nuotykių fabriko komandos jau rytoj keliauja namo. Ir jau lagaminus kraunasi antra dalis būsimų draugų. Tai šiandien tokia šiek tiek keistesnė diena. Dalis ekipažų savarankiškai keliaus nuo mūsų, nuo Tomo. Aš irgi iš tikrųjų atsiskirsiu nuo Tomo, lieku su kitu ekipažu. Tomas rūpinsis dabar va tais kelionės reikalais, atvykstančiųjų naujų. O aš noriu fotkinti. Kol yra ryšys, tai čia nutinka daug įvairiausių dalykų. Aš ką tik sakau, kad Tomas rūpinasi keliaujančią dalim komandos, bet... Kornelė, labas. Alio. Žiūrėk, aš tau dabar įmetu savo keliautojos vienos Ritos kontaktą, jinai tau viską ten suorganizuos, paims, jinai ten stebuklas yra. Ir išdalins dalis visas, kiek ten reikia, išsidalins Hebra po čekinimus, lagaminus ir Karolio Defenderio viską atvešim, ko reikia, gerai? Tai ne, žinok, skrydžiuose kiekvienas turi didelius bagažus, tai tu tiesiog ten, jeigu reikia, supakuos po 2 bagažus, tai galim paimti tau pusę Defenderio atvežti į Saudo Arabiją iš Lietuvos. Nu, net pačiam įdomu, kas čia dedasi. Nu tai va, viskas, mūsų Hebra labai laukia tavo info ir atveža viską, ką reikia. Baigti, jau Karolis mums tiek meilės čia parodė. Na. Gerai, jo. Nu. Gerai, iki, čiau. Kas vyksta, Tomai? Karolis Raišys, jo sesė ir tėtis kontaktavo, žodžiu, truputėlį detalių prireikė Karoliui. Kažkas sakė, liktai su... Žodžiu, nesigilinkim. Mes detalės atvešim, pagelbėsim, ko galim. Ir tiek reikalus tvarkys ir turės ir atsarginių ekstra dalių. Nai, va, nuotykių fabrikas čia. Ir nuotykius gamina, ir detalės Dakare gamina. Koks progresas? Puikus, kad važiuosim. Nu va, mano ekipažas jau pakeitė padangą. Man reikėtų susimesti reikalingiausius daiktus. Nu, gerai. Šiaip tai mano gyvenimo ir darbo vieta, tai va, maždaug taip atrodo. Nu va. Atsidėkojo Mocas, kad parodėm jam tinkamą kryptį, nes čia kerta kelią lenktynininkai visi vienodai, o po sulėtėjimo zonos Mocai turi rinktis kairesnį kelią, mašinos dešinesnį. Ir jau ne pirmi sumaišė. Motociklininkai, automobiliai visi lekia ten, kur reikia, bet Mocai keli sumaišė, tai čia mes labai gerai vietai stovėm ir galim šiek tiek padėti lenktynininkams. Sujudimas dar didesnis mūsų ekipaže, nes pralėkė pirma fūra ir neužilgo Mocas. Neužilgo žala. We checking the car. 10 rakteliai turim, kas nors, pažiūrėkit.
Replės. Paskur tai vienas. Replės. Replės, yes. Bet į bloką turėsi eiti pasimti. Tikiuosi, Ledermanas grįž pas mane, nes motociklininkui kažkas atsiveržinėja, prašė 10 raktelio, neturim, bet turiu replės visą laiką, va štai čia, jos jau yra pagelbėję ne tik man per mano Dakarus, Hebra tempė vėliavą, gal spės iškedenti, norėjau sakyti. Ja, nuotykiai, niekada nežinai, kas čia nutiks, niekada nežinai, kas laukia, niekada nežinai nieko. Tame ir yra tas gyvenimo žavesys, man atrodo, kad sugebėti išgyventi kiekvieną akimirką, juk nežinom, kiek čia mums liko vaikščioti šitą nuostabę žemę. Tai jeigu jau taip, tai pasirinkime šokti. Mocas nuputė, nežinau, ar su mano repliam, ar Hebra kažką kitą davė, bet kuriuo atveju. Gero kelio tau ir visiems kitiems, o aš vat maždaug čia. Šitą greitą pasakiuką pasitiksiu Vaidą, tikėdamasis, kad dulkės jo neužgoš. Vytauto peiliai. Furistas turėjo... mes furistą vadinam tie, kur su pilvais raktą ant 10 padarė, sakau. Tai tam italai, sakau, tipo davėm, sako, tai buvo, kad tik, sakau, nebereik to rakto, žinai. Sako, ne, tai aš atiduosiu, sakau, laikyk kaip talismaną. Taip aš susigraudėm su balsu, thank you. Ne. Bet tu žiūrėk atsargiai čia, nes jeigu išlieks, po to dulkėse kitas. Švaru. Labas rytas, Vaidai. Ir iki. Aš tai. Nu, dar pažiūrėkim pirmą, ar čia kas nors gavosi. Gavosi. Jau seniai mačiau Vaidą nedulkėsi. Tai, žinoma, ta vieta nėra tokia įspūdinga. Kitų lenktynininkų tai čia ir nefotografavau, nes, tokių nuotraukų yra labai daug. Ir kažkaip visą laiką norisi daryti kitokias nuotraukas. Be abejo, čia labai kažko nepadarysi, viskas jau, visi dviračiai ir visas lemputės jau sukurtos. Bet vis tiek smagu kurti Vaido dokumentiką. Kaip ne kaip su Vaidu pradėjau, tai ir vis dar esame puikūs draugai, nors taip šiek tiek jau šone vienas kito, bet vis tiek vis dar keliaujame kartu su juo. Tai esu laimingas ir dėl to labai. Sėlevi. Labai gražiai istorija iš tikrųjų su tuo 10 rakteliu, kurio reikėjo motociklininkui, kur Hebra nunešė mano replės, o Vytas po to jas parnešė. Vienas iš nuotykių fabrikų komandos narys tiesiog turėjo 10 raktelį. Kaip? Prieš pat kelionę jisai keitė žmonai akumuliatorių ir tiesiog random pamiršo kišenėje raktelį. Ir taip raktelis atsidūrė Saudė. Dar pakratė jį dėl to raktelio oro uoste, bet leido prasinešti ir
štai, tas raktelis dabar pagelbės dieną motociklininkui. Antonija. Reik dėl pinų, kur numest. Ką, kieno? Pavažiuot galime iki ryšių. Ką reikia? Žiūrėkit, pavarykit, tada taip, aš jums duosiu numerį. Ant asfalto ryšys yra, ne? Jo. Okay. Čia biškį toliau iš karto yra ryšys. Tai tada tokiu atveju išvaryk ant šito, Jo. pasitik juos, pasakyk, kad pasitiksi ant asfalto, tada sunkvežimis, nu, tegul važiuoja, kiek privažiuos, bet kriminalo nereikia, ta prasme. O tada su visureigiu tegul jie jau privažiuoja čia. Gerai. Ir mes tada pastatysime ant kojų, kiek išeis. Nes čia su priekaba vis tiek neprivažiuos. Tai va, gerai? Gerai. Liuks, ačiū tada. Va čia padėtų. Va čia kažkokį daiktą radau. Klausykit, gal tą vieną ratą padėkim čia po apsaugą? Jūs kur buvot finiše dabar? Pakeliui važiavom kaip taip. Ar jūs nebuvo atvarę, kažkur trasas, ne buvo? Ten už to CP2. Varėm link finišo, kažkas užžiūrėjo. Čia lengvai radot? Jo! Aš jeigu tą mapsas pažiūrė nevargu, tai ten labai aišku. Tuos čia iš viso. Jokutis. Čia buvom pakeliui į finišą, link finišo, kai sužinojom, kad Benui nutiko nelaimė. Kadangi labai lengvai atradau pagal žemėlapius ir organizatorių trekkingą lokaciją. Kadangi Tomas tvarko sekančios grupės reikalus, tai aš su Karoliu ir jo ekipažo Mindė, Dovydas, Vytas vadovaujam šitai grupiai. Tai nutarėm užvažiuoti pažiūrėti, ar nereikia pagalbos. Tai kad važiavom jau ir Beno komanda atvažiavus buvo, jau po biškį tvarkė automobilį. O šitą tavo duobė? Paskutinė? Duobė yra šita. O šitą? Mano duobė yra. Ką tik klausiau Beno, ten tokią duobę pamatęs, sakau, tai ar čia tavo darbas? Jo, sako, čia mano darbas, sako, kad įsivaizduotum. Tai, manau, čia va. Nu jo, čia pakilo ir skrido, tai galima paskaičiuoti metrais. Žingsnis skaičiuosiu, nepamenu savo žingsnio ilgio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mes 22, 23, 24, 25, 26. Čia randame vietą, kur pirmą kartą nusileido Benas su Aisvydu ant galo. Apie 20 metrų. Tada, tikriausiai esat matę, kaip vyksta šuoliukai, tai nuo pirmo impacto, tada antras būna jau lakso labai greitas. Ir tada va šitą duobę, apie kurią aš klausiau, ar tavo darbas. Čia jau antrą kartą. Ir nusileido čia. Stipriai. Aš pabandysiu išsukti, aš pabandysiu pakelt, gal jūs nenorėtų. Eina. Neužkal, kad paskui jo reikės. Kadangi Benas Aisvydu lenktynių nebetęs, tai mes kaip ir legaliai galime suteikti pagalbą. Tai,
tokios kaip ir pagalbos šiandien kas teikti. Aš padėjau paaiškinti, kur atvykti jo žmonėm, ką aš daugiau dar galiu padaryti. O iš mūsų stipriausias mechanikas yra Vytas Bilinskas, grįžta Karolis, parlydi mechanikus. Tai manau, kad čia buvo mūsų didžiausia pagalba. Šiek tiek lengviau panaviguoti ir atvesti į vietą, negu ten interneto vėl nėra. Tai bent kažką galėjom padaryti. Žiūrėk, Augustinai, tada tu galą. To daiktas iš priekį mano pusė. Ten jisai, tipo stovi, bet įlūžus viršutinę šakę, tada mes tą padarėme. Va, dabar galime. Žiūrėk, ką mes padarėme, ne? Visi šiandien pusė. Čia gavas? Viršutinė šakė amortikas ir galimai šarnyras, nors... Jo. Buvom ne savo traktoriai, tai nebuvo pažymėta. Tada o šito reikalo mus pakėlė. Vat išvertėm šitą akmenį, šuolį, tada atsitrenkėm va ten į kampą. Tada automobilis sukosi per nosį, ten tolumoj matosi duobė, va ten atsitrenkė galas. Tada atsitrenkė priekis, jau prie Zolio Haliukso, 100 metrų. Va čionai. O šitą smūgį tai galima netgi, nežinau, pabandyti pasižiūrėti, kokiu turbūt apie 30 metrų jo skridom. Čia pakilo, tai ten nusileido. Jo, galu. Tai kokiu 30 metrų gali būti, 28 gal. Investigation ne mano stiprioji dalis. Aš geriau albumą padarysiu arba susuksiu vlogą. Sakiau, nevloginsiu. Man atrodo, kad reikėjo pavadinti šitą vlogą ne Dranginis Dakare, o sakiau, nevloginsiu. Čia priveršęs. Gerai, žiūrėk, man aš tik nudaisiu čia tiek. Aš jau tiesiog užsidėsiau čia vaikščiant, pirminės gal, žinai. Gerai. Bet kiek tai išpaisiu, viskas gerai. Ačiū tau labai. Tai reikia gal kabinti priekabą pirmoji eilėje. Jo. Jo, nuotykiai nesibaigia. Tai dabar tada, žiūrėk, reikia ką daryti nuo žulumo. Ką darai, Karolukai? Iškasinėjau. Ieškai lobio? Nuo žulumo į priekį, truputį pavaryk, jeigu gali. Gerai, tada reikia kitos ant šią. Ant reką. Gerai, priekį paleidai. Nu tai va, prakasė. Dabar biški ant gazo ir važiuosi. Ar radai kokią lobio? Lobio? Lobio, jo. Vandu aš visą laiką, žinai, aš čia to ir atvariau, kad kastuvėlį va turiu sidabrinį ir ieškau aukso. Visur kur, visose lenktynėse. Bet kai rasi, tai vis tiek nepasidalinsi, ar pasidalinsi? Ne, aš pasidalinu, žinai, nes auksas tai yra gera nuotaika. Ramybė, kas bebūtų. Va, kaip gražiai pasakyti. Va taip reikia žiūrėti ir į Dakarą, ir į nuotykius, ir į bičiuliškumą. Bičiuliškumą, vat, jo, gal čia irgi gera proga dar papasakot kai ką. Tai nepaisant to, kad ar kuomet taip tiesiogiai važiuodavau su Vaidu ir jo marškinėliais, bet visą laiką su Beno komanda arba su Beno fotoaparatu, su Beno fotografais, Vytu ir Andrium, ten ar tas pats Pekarskas. Mes visą laiką, jeigu tik turim ryšį ir galim, tai pasidalim informaciją kažkokią. Nes, vis dėlto vis tiek esam visos Lietuvos komanda ir vėlgi ir nuotraukos ir video dalykai yra labai svarbus. Tai paprastai mes dalinamės informaciją ir taip vis tiek kaip Lietuva galim daugiau.
Čia taip gerų 3 metrų ilgio trakiniai. Bet šiaip norėčiau visą laiką turėti ant trekos ir paprastam automobilį. Ne paprastam, o dakariniam visureigiui, kuriuos mes nuomojam, nes teka yra kastis. Oi, kaip sunku be jų po to išvažiuoti. Aišku, galima naudoti, pavyzdžiui, va toks tips, survival tips. Yra nekartą padėję tiesiog kilmėlis iš automobilio, kur po kojos dedasi, tai kilmėlis irgi gali padėti. Ir guminis, ir medžiaginis. Medžiaginį tai susuka, guminis truputėlį geriau. Bet be sentrekų važiuoti giliai sudėtinga. Nesudėtinga, o šiek tiek nedrąsu kartais. Kaip nedrąsu. Kasėm ir įsikasėm ne kartą. Bet kas tai reikia daug. Mike Chu atskrido. Nesu tikras, kas yra Mike Chu. Galbūt medikai, nes matau kitoj pusėje. Kitoj pusėje mačiau tą lovį, kuriuo gabena, jeigu susižeidžia kažkas. Tai ekipažai tikrai pranešė, kad jiems viskas gerai. Tai įdomu, ar čia yra toks double checkas, ar kas čia skrido. Geltoni žmonės bėga. Link automobilio, geltonas maikės reiškiasi medikai. Taip dirba santrekai. Šiuo atveju tai yra metalinės plokštės, automobiliniai santrekai. Ai va! Čia automobiliai santrekai, šie konkretus tai yra iš Beno Hiluxo. Dažniausia būna šiek tiek kitoki, galbūt parodysiu, jeigu rasiu. Iš tikrųjų nežinau, kuo skiriasi būtent šitie nuo tų, kuriuos naudoja paprastesni vairuotojai. Šitie tikriausiai yra geresni, galbūt mažiau galimybės juos sulaužyti. Nes kopose esu matęs labai daug sulaužytų santrekų. What are you looking for? The pilot. Pilot? He's in the truck and co-driver is there. The guy with the shuffle. And Are you guys okay? Can you manage to continue? Continue today now. Not today, not with the car. Are you going back with your assistants? Yeah. jo, tai čia buvo malonus double checkas. Kol vyko trako gelbėjimo operacija iš smėlio, čia vyko puzlė. Surinko galą, jisai nebesisuks nuo variklio, bet bent jau važiuos.